Laidą pristato Vieno aktoriaus teatras. Sveiki, džiazuojantys. Kaip ir žadėjau praeitoje laidoje, šį vakarą tęsime įspūdžius iš Kaunas Jazz rudens festivalio. Šioje laidoje antroji diena. Piotr Wojtasik kvartetas Lenkija, Manu Dibango Soul Makosa Gang Kamerūnas Prancūzija ir Relax Nyderlandai. Žiūrim. Piotr Wojtasik kvartet Lenkija. Piotr Wojtasik pripažintas muzikantas, kompozitorius ir pedagogas, populiaraus žurnalo Jazz Forum nekartą išrinktas geriausių Lenkijos trimitininku. Prieš 30 mečius Katovicose karjerą pradėjęs muzikantas grojo su grupėmis New Presentation ir Young Power, o nuo 1990-ųjų žavės soliniais muzikiniais projektais, kurių ryškiausi ir už Lenkijos ribų pripažinimą pelnė albumai Lonely Town ir Quest. Savitą grojimo stilių atradęs Piotras aklai neseka autoritetais ir už tai yra gerbiamas užsienio kolegų. Su Lenku per pastarąjį dešimtmetį grojo garsus amerikiečių muzikantai Dave'as Liebmanas, Ronnie Barrages ir Kenny Garrettas, o saksofonininkas Billy Harperis nuolat kviečia Piotrą groti savo grupės gastrolėse. Jaunosios džiazmenų kartos ugdymų Katovicų ir Vroclavo muzikos akademijose daug laiko skiriantis Wojtasikas spėja ir gastroliuoti po visą pasaulį. Jo trimitas skambėjo Paryžiaus klube Sunset, Vienos džiazo šventovėje Porgy, Monrealio džiazo festivalyje ir daugelėje kitų prestižinių šalių. Į Lietuvą Piotr Wojtasik kvartet atvyksta neseniai išleidę albumą We Want to Give Thanks, kurį Niujorke įrašė su Billy Hartu, Gary Barsu ir kitomis Jungtinių Amerikos valstijų džiazo įžymybėmis. Pats Piotras sako, kad tai geriausias jo darbas ir puikus ligšiolinės karjeros apibendrinimas.